Žinoma, prieš daugybę metų, kai žmonės suprato, kad auksas yra brangus metalas, visi pradėjo kasti auksą ir tada prasidėjo taip vadinama aukso karštligė. Prieš maždaug 15 metų atsirado kriptovaliuta ir tada prasidėjo kriptovaliutos karštligė arba kriptovaliutos banga. Dabar visi neria į AI. Dabar prasidėjo AI banga ir absoliučiai kiekvienas neria į dirbtinį intelektą ir bando jį kažkur integruoti. Bet mes numatom, kad po 3-5 metų atsiras nauja banga. Ir tai bus centralizacijos banga. Nes tiesiog įrankių skirtingų bus per daug, kad atlikinėti skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, jeigu prieš 3 metus man kažkas pasakytų, Tomai, kaip manai, su kokiu įrankiu galima geriausia rašyti e-mailus ir greičiausia, aš atsakyčiau gal 1-2 įrankius. Dabar tų įrankių yra virš 100. Irgi netrukus atsiras didžiulės centralizuotos sistemos, kurios bus skirtos valdyti tam tikrą jūsų gyvenimo aspektą. Pavyzdžiui, verslą, sportą, sveikatą, galbūt ir santykius. Bet kadangi mes esam greitesni už laiką, tai mes jau tokią sistemą turim verslui. Ir jinai vadinasi ai.skillmodo.com. Tai yra centralizuota sistema, kur yra visi svarbiausi marketingo įrankiai sudėti į vieną vietą kartu su dirbtiniu intelektu. Bet žinot, aš galėčiau jums pasakoti labai ilgai, ką jinai gali, ant kiek tai yra nuostabi sistema, bet ką man pasakoti, jeigu jūs galite tiesiog nueiti į ai.skillmodo.com ir patys išsibandyti. O svarbiausia, kad jūs galite gauti 7 dienas nemokamą pasibandymą nuėję į ai.skillmodo.com. Nueikit, pabandykit šią platformą ir pakeiskit savo verslą, nes jūs turit galimybę tiesiog uždirbti daugiau ir padidinti savo klientų gretas.